Gerą dieną visiems. Šį kartą turim 3060 Ti ir su užrašu mem test OK, temperatūros buvo 43 kodas. Ko aš irgi ne iš karto pagavau klaidą, teko paleisti testus, kaip matom kortą dar su originalia plomba, nekrapštyta, teko paleisti jo originalius testus ir tada originalus paratestavus parodė D0 klaidą, matomai pašilo ir kaip matosi D0, D1 iki D07. Tai jeigu pasižiūrėsim baudvievą, čia yra būtent D0 čipas. D0 čipas ir va, pradžia yra D2, D5, D4, D6, D18. Tai va šitam kvadrate yra šitam kampe, šitam kvadrate čipe yra problema. Tai arba pats čipas negeras VRAMas, arba tiesiog takeliai nuo senatvės atšoko. Kitas variantas, kadangi čia viskas labai arti, tikėkime nereikės pačio lusto ribolinti. Tai ardau kortą ir bandau keisti tą čipą būtent. Korta išardyta, tikrai švari, graži. Miela, malonus tokiam dirbti. Šitas kaltininkas parado. Apačia pašilo. Nuiminėjom varamą. Panašu, kad su takeliais problemų nebuvo. Tiesiog keičiam atminties lustą ir problema bus, tikėkimės, išspręsta. Jei kas turi minčių, kaip padaryti, kad mikroskopas rodytų plačiau, pasidalinkit žiniomis. Aš dabar matau plačiai ir daug, o jūs matot siaurai ir nieko. Senojo čipo neribolinsiu vien dėl to, kad nekaitinti kortos bereikalingai. Seną nuimu, naują uždedu ir važiuoju. Tarp kitko, čia yra 20 metų Samsungo atmintis, kuri DDR6 būtent pasižymėjo, kad ne visiškų patikimumų. 19, 21 ir toliau viskas tvarkoja.
Viskas, laukiam, kol atvės. Korta atvėso. Rezultatas kažkas tokio. Kadangi termopadai išdžiūvę, pakeisiu į naujus. Jeigu kam reikėtų, čia yra 3060 Ti, Asus TUFas. Na va, korta paruošta surinkimui. Nauji termopadai, nauja termopasta. Termopastą naudoju Honda. Šitokios truputėlį savo reklamos. Viską galite rasti e.gpu.lt, e.gpu.lt. Ir dar ką galite rasti, tai pavyzdžiui, čia gerai, viskas tvarko, čia 2 mm eina termopadai. Čia viskas kaip ir standartiška, ten gelidą gali dėti, ten visą kitą, bet kai reikia nestandartinių dydžių, pavyzdžiui, 225 arba 0,75 storio, tai galima naudoti, va, irgi yra e-shop'e Hondos nestandartinių dydžių ir visai neblogų parametrų, arba naudoti skystą termotarpinę, Lairdas irgi ir Honda turi tokia tepama. Pažiūrėsiu, ar aš čia turiu. Pas mane, kadangi eina dideliais kiekiais, tai va, tepama termotarpinė. Jinai tokia kaip plastelinas. Nagi. Tokia kieta. Ir darbui tai nelabai patogu. Bet kai yra neaiškus storis, tai paprasčiausias variantas. Lairdas tai ateina tokiuose švirkštuose, pjaustot tabletėmis, nusipjaunat švirkšto galą, pjaustot tabletėmis, dedat ant ramo, prispaudžiat ir tada gražiai jisai pasiskirsto. Taip, nuorodą sudėsiu, surinkinėju kortą, dedu į testus. Na ir dar vienas momentas. Kontaktų atnaujinimas. Deoksidacija. Korta testuojasi. Superpositioną jau pabaigė, prasitestavo, praėjo, dabar prasuksiu porą valandų ant Volijaus, kuris apkrauna daugiau atmintį, ir Kurmarko. Jeigu viskas tvarkoj, grąžinsiu klientui. Ačiū visiems uždėmesį, korta pataisyta, geros visiems dienos.